Norime to ar nenorime, bet Lietuvoje turime 4 metų laikus ir 2 iš jų yra pakankamai drėgni bei šalti. Šiandien kartu su automobilių švaros specialistais pasikalbėsime apie tai, kaip kovoti su perteklinė drėgme automobilio viduje, o sveikatos specialistai paaiškins, kodėl tą reikėtų daryti, nes per daug drėgmės gali sukelti sveikatos sutrikimų. Lietingasis ir drėgnasis pereinamasis rudens pabaigos žiemos pradžios sezonas dėja yra puiki galimybė automobilio salone atsirasti pertekliniai drėgmei. Dažniausiai dėl to kalti esame mes patys ir mūsų keleiviai, kurie į vidų drėgmę atneša kartu su savo drabužiais, avalyne ar kitais užšlapusiais daiktais. Kadangi automobilio interjere daug medžiaginių elementų, kurie puikiai įgeria drėgmę, ji persikelia į juos ir čia užsilieka. Tačiau automobilių švaros specialistai pastebi, kad drėgmė į vidų gali skverbtis ir dėl kitų priežasčių. Per lietingą sezoną galime pastebėti ir drėgmės atsiradimą dėl techninių automobilio gedimų. Ypatingai automobiliai turintys panoraminius stogus arba liukus, po vasaros, sakykime, ten susikaupia tam tikras kiekis purvo, užkemša drenažinius vamzdelius ir tas vanduo nuteka nebe į automobilio išorę, o kartais papuola ir į automobilio saloną. Tai šiuo atveju reikėtų pirmą išsiaiškinti, kur yra ta drėgmė, kiek jos yra ir jeigu tai yra atsiradusi drėgmė dėl kažkokio techninio gedimo, tai vertėtų tai susitvarkyti. Jei drėgmės kiekis nėra itin didelis, pavyzdžiui, jos yra tik tiek, kiek į vidų patenka nuo avalynės ar drabužių, jos pašalinimą gali paspartinti šiluma cirkuliuojanti per automobilio vėdinimo sistemą. Tačiau ar tai tikrai padės, taip pat priklauso nuo tam tikrų sąlygų. Viskas remiasi į tai, kaip mes ilgai keliaujame su automobiliu. Jeigu mūsų įprasta kelionė trunka 5 minučių, 10 minučių, tai iš esmės automobilio salonas nespėja gerai įšilti. Jeigu keliaujame kiek toliau, tai natūralu, kad automobilio salone esanti šiluma gali pašalinti tam tikrą kiekį drėgmės. Bet ir tai galim pašalinti tik tais tokį kiekį, kurį iš esmės atnešame su batais, įnešame su kažkokiais papildomais daiktais. Jei drėgmė automobilyje jums netrukdo ir nesukelia diskomforto, tai dar nereiškia, kad ją galima nekreipti dėmesio. Sveikatos specialistai perspėja, kad tai gali būti viena iš kai kurių sveikatos sutrikimų priežasčių. Jeigu labai įsigilintumėm, ar apskritai drėgmė kenkia, tai vis tik tai tam tikras procentas drėgmės, iki 55% yra norma mūsų kvėpavimo takam, kad tinkamai jie reaguotų. Jeigu yra per sausa, mažiau negu 30% ir daugiau, tai be abejo tai yra ne fiziologinio komforto būsena ir žmonės, kurie turi jautresnę, tarkim, imuninę sistemą, kvėpavimo takus, galų gale odą, tikrai į tokią pakitusią aplinką reaguoja. O automobilyje mes leidžiam tikrai labai daug laiko. Ir būtent nuolat sėdint netinkamai mum aplinkoje, tai aišku pasekmės anksčiau ar vėliau atsiras. Ekspertė paaiškina ir tai, kodėl automobilio interjeras, esant tam tikroms sąlygoms, yra puikiai terpė mikroorganizmų atsiradimui. Apskritai automobilio vidus yra tokia nepastovi terpė, jeigu palygintumėm savo namus ir automobilį. Automobilį paliekam nakčiai, ypač žiemą, jis staiga visas atšąla. Viduj šalta. Staiga įsėdam, staiga įjungiam visų maksimaliai šildymą, staiga viskas įkaista, tada atidarom dureles ir vėl atšąla. Vasarą įjungiam kondicionierius, pučia vėjas ir vėl čia šalta, čia karšta. Tai yra ta terpė, kur tikrai neįmanoma palaikyti, galiu sakyti, sveikos nei temperatūros, nei drėgmės, galų gale nei švaros, jeigu mes nekreipsim į tai dėmesį. Savaime to neatsitiks. Jei norite išvengti nemalonumų, švaros specialistai pataria stengtis ne tik į saloną neįnešti drėgmės, tačiau reguliariai jį ir dezinfekuoti. Tai iš esmės profilaktika, nepalikti tos drėgmės ir taip toliau, bet yra priemonės, kurios gelbėja jau prasidėjus pasekmėms, tai yra užsiveisius mikroorganizmams ir šiaip profilaktiškai verta automobilio saloną išsidezinfekuoti. Tai yra maža erdvė, kur sąlyginai mažai cirkuliuoja oras ir tikrai yra pravartu išvalyti ir išdezinfekuoti visus oro kanalus. Rinkoje tikrai yra sprendinių nuo profesionalių, kuriuos teikia, sakykime, švaros specialistai, tai gali visiškai dezinfekuoti visą automobilio saloną. Lygiai taip pat yra ir rinkoje galima nusipirkti produktų parduotuvėse, kurie yra vienkartinės taros, skirti naudoti, sakykime, vieną kartą automobilyje. Pagal instrukciją yra užvedamas automobilis, jungiama klimato sistema, įdedama ta vadinama dezinfekcinė priemonė į automobilio saloną, paleidžiama, automobilis sandariai uždaromas ir taip yra dezinfekuojamas salonas. Tik tais reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad viskas, kas dezinfekuoja, iš esmės mums yra pavojinga. Tai po dezinfekcijos turime gerai išvėdinti automobilio saloną, kad jisai būtų visiškai nepavojingas mums.
kad ir kaip norėtume, drėgmės artimiausiu metu tikriausiai neišvengsime, tačiau pasitelkus tinkamas priemonės galime pasistengti, kad mūsų automobiliuose jos būtų mažiau, o jos sukuriamą diskomfortą ir neigiamą poveikį sumažintume iki minimumo.